Labas, Simona. Labas, Tomai. Šiandien mano pašnekovė Simona Grinevičienė, mano studijų draugė. Ir dabar, ko gero, pradėkim nuo to, kad galbūt šiek tiek trumpai apie save papasakok, prisistatyk, kas tu tokia esi, ką gyvenime veiki. Esu Simona, man 35 ir tik dabar gal pradėjau gyventi, taip kaip man patinka gyventi. Pradėjus mokytis, mano gyvenimo kokybė labai stipriai pasikeitė. Požiūris, aplinka, draugų ratas. Dirbu seselė. Man tas darbas teikia džiaugsmą. Savaitgaliais ar šiaip, kai draugam blogai, jiem padeda. Kai man blogai, mano draugai man padeda. O, matai, kaip gerai. Visai šaunu. O jeigu taip dabar pasigilintume į tavo gyvenimą prieš ir po studijų. Nes, be abejo, tu jau per antras studijas jau buvai viena iš mentorių ir jau ten užsidirbinėjai papildomus karmos taškus, kaip aš mėgstu sakyti. Taip. Ten jau buvo praktika. Daug. Ten greitai praktikos, jo, daug praktikos. Tai pirmos ir antros studijos, tie laikotarpiai, kaip pas tave, ar pasikeitė kažkas tai, ar ne? Visų pirma, pasakysiu, kodėl aš pradėjau mokytis. Nes jaučiau, kad esu tokioj duobėj, kad gyvenimas nelinksmas, tą, ką darau, manęs nedžiugina, atrodo ir draugai nekokie, ir vis slūgios tokios nuotaikos, atrodo depresiška tokia, nieko nenoriu, viskas blogai, visi blogi, vyras netenkina, blogas, vaikas irgi erzina. Tai pradėjau mokytis. Pirmi metai buvo toks wow ant bangos, atrodo viskas taip kitaip, atrodo išgelbėsiu pasaulį. Iš tikrųjų tai buvo. Bet paskui biškai nusileidai ant žemės ir supranti, kad pirmiausia turi padėti savo. Per pirmus metus padėjau savo, o antri metai jau buvo tokie sudėtingesni, daugiau tos praktikos su kitais. Tai galiu ir suteikti pagalbą kitam. Išmokau išklausyti ir pažvelgti žmonės jų akim, kaip jie mato, o ne taip, kaip aš matau. Išmokau patylėti ant kur reikia. Nežinau. Daug pasikeitė. Labai daug kas pasikeitė. Ne, aš irgi matau, tikrai malonu buvo stebėti mūsų visų pasikeitimus, nes aš atsimenu mūsų studijų pačią pradžią, kai susitikom visi pirmą kartą ir visi svetimi, visi nepažįstami, visi nesimatę. Visi skirtingi. Būtent ir... Visi skirtingi ir požiūris visų vis kitoks į viską. Bet ar galima sakyti, kad po studijų tai mūsų požiūris, aišku, pas kiekvieną skirtingai ten šiek tiek pasikeitė, bet mes pradėjom žiūrėti vieną linkme visi. Tikrai taip. Ir aš dabar galvoju, teko ir šiandien bendrauti su naujais studentais, ar ne, naujai, kurie baigė ir iš mūsų, sakysim, laidos. Kaip visi fainai pasikeitė, kaip visi ten, kažkas turi savo biznį, kažkas grįžo iš emigracijos į Lietuvą, kažkas ten susirado darbą, kažkas jau nebijo vadovauti, ne tik tai, kad ten vienam kažkokiam tai departamentui, bet jau visą parduotuvę prižiūri. Ir taip. Iš tikrųjų, aš šiandien irgi bendravau su vienu iš kolegą. Tai jis irgi atsidarė savo tiesiog coachingo paslaugas, neurolingvistinį ir dirba savo laimingas. Šiandien kaip tik bendravom, reklamą kūrėm, taip. Čia yra labai smagu, kai žmogus pradeda daryti tai, ką mėgsta. Kai atsiranda supratimas, kad wow, čia man. Žinai, man visi tie mokslai man teikia džiaugsmą, tik man labai gaila, kad aš ne Lietuvoje.
kad aš negaliu su visais dažnai susitikti, ko labai norėtos. Bet šiais metais grįžau atostogų, tai buvau susitikus su 2 kolegom, tai wow. Atrodo, to žmonės pažįsti visą gyvenimą, nors jos pažįsti, su viena 2 metus mokiaus, su kitu metus tik tai. Tai wow. Toks geras jausmas. Pas mane irgi buvo toksai grįžti, tai kaip į šeimą. Mūsų buvo susitikime 6, gal 7 žmonės ir su visais, kaip atrodo, ten viską vieni apie kitus žiūrėjom. Išnarstė sąmonės ir pasąmonės ir ten... Ir žinai, svarbiausia, kad tu gali jais pasitikėti. Nu taip. Pasitikėjimas, aš manau, šitose studijose jisai sukuriamas. Stipriai sukuriamas ir žmonės tai vertina. Taip, nes jeigu tu nebūsi atviras, tai tau ir pagalbos nesuteiks. Mūsų vienas iš principų yra, tu negali daryti kažko, ko tavęs neprašo. Tol, kol tavęs neprašo pagalbos, tu negali padėti. Šitą aš išmokau per 2 metus. Aš anksčiau būdavau tokia, kur bėgsi, kam reikia čia pagalbos ir tiesiog išsisiurbdavau be energijos ir visi laimingi tik ne aš būdavo, o dabar tiesiog išmokau, kad reikia sulaukti, kol tavęs paprašys, nebėgti ir nesiūlyti pagalbą. Tas man davė didelį pokytį gyvenime. Gerai, o asmeniniuose santykiuose, ar ne? Aha. Kiek yra visko, ką tu taikai, ar ne? Kas tau padėjo? Ir ar galvoji, kad tu, sakysim, be šitų studijų, be šitų mokslų, aš nenoriu juos labai sureikšminti, ar ne, kad būtent tai jau viską pakeičia gyvenimą. Be abejo, viskas priklauso nuo paties savęs. Jeigu tu nori keistis, tai tu to pagalba pasikeisi. Bet kiek tų pasikeitimų ir kiek to virsmo į gerąją pusę pas tave buvo? Daug. Visų pirma, išmokau įsiklausyti, išmokau suprasti, koks mano žmogus ir kaip su juo reikia kalbėti, nes žmonės yra vieni audialai, kiti kinestetai, kiti vizualai. Labai lengva atskiri dabar, kai tai analizuoji. Išmokau daugiau nesusireikšmint gal. Tokia, žinai, kaip mes moteris mėgstam būti princesės. Ir viskas turi būti taip, kaip mes norim. Tiesiog reikia girdėti ir antrą pusę. Tas man daug atnešė laimės į mūsų šeimą. Bent jau man. Tai vat. Tavęs negirdžiu, Tomai. Kaip čia dabar negerai? Aš jau tiek jau to. Aš jau išmokau tave iš lūpų skaityti. Vat matai, pas mane irgi būna techninės problemos, bet manęs tai kaip jis nesutrikdo. Aš norėjau vat kaip tik sakyti, aš prisimenu mūsų pokalbį ir su Ingrida. Irgi mes filmavom prieš metus turbūt laiko. Tai mes filmavom dar po pirmų studijų. Tai pas ją irgi buvo to daug tokio, kad išmokau išklausyti, išmokau išgirsti, išmokau antrą pusę irgi priimti su visais trūkumais ir ten visais privalumais. Taip. Negali tu pakeisti pasaulio, tai turi suprasti, kad, žmogų, kad ir santykiuose, ne? Mes moteris mėgstam keisti juos, ten, kad jisai darytų tą, aną, nešnekėtų taip, nesielgtų taip. Mes moteris šitą norim, bet reikia išmokti priimti žmogų tokį, koks jis yra. Ir nesistengti jo keisti, o mylėti jį tokį, koks jis yra. Su žiniom ateina supratimas. Taip. Jeigu be tų žinių, tai aš nežinau, turbūt jau būčiau ir nebe Grinevičienė. Baig.
Gal taip kardinaliai nereikia, bet žinai, ateina, kaip ir sako, vyram krizė, taip ir moterim užeina krizė. aš manau, kad daugam tos krizės būna, ypatingai su mūsų tempais. Tai taip kaip mes gyvenam, taip kaip kokie pas mus tempai, kokie pas mus darbai. Aš manau, tai yra normalu, neturint žinių ir nežinant, kaip toj situacijoje pasielgti, kaip priimti sprendimą arba kaip siekti tikslo, tai yra sudėtinga. Ir išmokau laiku tiesiog sustoti, pagalvoti, ar man šito reikia, ar nereikia, o ne skubėdama, žinai, kažkur bėgti su savo nepadarytom išvadom ir paskui kaltinti pasaulį. Taip kaip mes ir su Rimvydu šiandien šnekėjom, sakom, geras tarp NLP pokalbis, tai yra tas pokalbis, kai žmogus, sakysim, kuris su tavimi kalbėjo, pats atranda atsakymus ir priima sprendimus. Taip. Gero, tokios mini coachingo sesijos, tokios labai labai geros. Mes tai išmokom ir man tai labai geras įrankis. Man tai labai patinka tai, kad mes kolegos ir dabar, kaip sako, negalima turėti virtualių draugų, bet pas mane jų daug. Tiek tave, Tomai, tiek metų pažįstu. Vis kažkas negerai, Tomai. Help. Vėlikai juokėmės 15 minučių be sustojimo per praktiką. Tas yra smagu. Kad ir po pertraukų susitikus. Mes visi turim savo gyvenimus, turim rutinas, bet paskui vėl kažkoks ateina toks, kažko trūksta. Bet ta grupė sulipdo, jinai sukuria tą antrą mini šeimą. Taip, iš tikrųjų. Ir visi su savo patirtim ir naujais iššūkiais gyvenimo. Aš taip įsivaizduoju, kad, turbūt bet kam iš mūsų grupės pasakyčiau, kad man reikia pagalbos, tai aš manau, kad man neatsakytų. Tikrai ne. Ko gero, taip stipriai mes ten visi susiję, kad tikrai taip. Tas irgi džiugina. Gerai. Ir iš pirmų metų daug yra mūsų. Be abejo. Perliukai. Tokie. Tai va dabar ir 3 metus eisim. Aš net nebejoju. 3 metai, dar vieni mokymai, vėl bus daug naujų žmonių. Naujų iššūkių. Be abejo. Ir tai bus tikrai labai labai įdomu. Ir kiek žinau, mes ruošiam net 3 tipų studijas, tai ten bus iššūkių, aš manau, visiems. Nes bus ir gyvos studijos, ir paraleliai hibridinės studijos, ir vien tik tai internetu studijos. Tai bus toksai geras iššūkis. Aš manau, bus daug pakeistų ir laimingų žmonių. Taip. Aišku, kaip ir aš anksčiau minėjau visiems, kad, užeina tas adrenalinas, toks sukyla, atrodo, pasaulį išgelbėsiu, aš jau pasikeičiau 1,000,000% ir toks, bum, tave, žinai, ant žemės. Ir galvoju, čia niekas nevyksta, čia kažkokiam nesąmonėm užsiminėjau, čia kas čia gali pasikeisti, jeigu aš jau tokia esu, jau čia iš prigimties, kaip aš čia galiu pakeisti tas mintis, žinai. Ir paskui vėl atsibundi ir vėl viskas gerai, tas toks. Šitie dalykai, jie geri įrankiai ir gyvenimo, ir profesijai. Aš manau, ką norėtum pasakyti naujai pradedantiems studentams? Aš čia, ko gero, visus su šituo klausimu jau baigiau žerzinti, bet man įdomu, palinkėjimas naujiems studentams. Arba svarstantiems studijuoti ar ne. Pagerins pirmiausia savo gyvenimo kokybę, savo požiūrį į gyvenimą, stabilizuoti mintis, išmokti susikoncentruoti kažką, susirasti naujų draugų, pasiekti naujų pokyčių gyvenime. Kas dar? Nežinau, būti laimingiam kaip mes.
Čia labai geras iš tikrųjų palinkėjimas. Paskutinis akordas labai gerai nuskambėjo. Bet iš Tokie tikrųjų, laimingi kaip mes. pažiūrėk, kolegos turim, dirbti šitą darbą galim, savo padėti galim, aplinkai. Tiesiog galiu susikurti savo verslą. Viską gali. Įrankius tu turi. Palaikymą irgi turi. Tik spyrio šiknon reikia kartais. O spyrį gaunam iš kolegų. Nu, taip. Gal mes Kiek yra buvę, kas nesispardom, pabėgo, žinai. Yra buvę, kas išeina, galvoja, kad ne man, aš nepakelsiu, gal čia per daug sudėtinga, bet žiūrėk, kaip susisuka ir grįžta. Kaip mūsų vienas kolega ir sako, reikėjo man iš karto pabaigti. Bet jis vis tiek laimingas, kad jis antrą kartą studijavo, antrą kartą iki pat pabaigos dėjo. Taip, kad dėjo. Ir sako, kodėl aš ten išėjau. Taip. Gerai. Ačiū tau, Simona, labai. Prašom, Tamai. Tikiuosi, tai bus padrasinimas abejojantiems, aš nežinau. Ir kaip iš pokalbio matot, jau kelintas žmogus sako, kad vis tik mes kaip viena mini šeima, vieni kitiem padedam, vieni kitus paremiam, vieni kitus pastumėm, kada reikia. Taip. Ir bijoti čia nėra ko. Ačiū tau labai. Gerai. Iki Tamai. Iki.